Labą dieną. Šiandien aš Jums noriu papasakoti, ką reikia daryti ir ką aš konkrečiai dariau ir atgaivinau seną mirštančią obelį. Šitai obeliai yra beveik 70 metų ir pasižiūrėkit, jinai pilna obuolių, tai yra senovinė grepštainių veislė. Dabar tik parodysiu, kas čia dar yra. Jinai yra kiaura, prašom pasižiūrėti čia. Jinai yra kiaura, kiaurymė eina iki pat žemės, bet jinai yra gyvybinga. Ir prieš keletą metų obuoliai jau buvo labai prasti. Jinai jau buvo tokia suvargus, obuolis nuskinė atrodo sveikas, perpjauni viduje puvinys jau ir beveik visi obuoliai tokie buvo. Ką aš tada dariau? Aš ją pradėjau maitinti. Pirmiausia, tai daviau natūralių uolienų, bet daviau daug. Tiesiog keletą kartų per sezoną išbarstydavau gausiai po kokias 2-3 saujas į kvadratinį metrą natūralių uolienų, konkrečiai čia yra natūralios kalkės, ir mulčiuodavau žolę, o taip pat įvairiomis daržo atliekomis. Na ir jau kitais metais jinai atsigavo, obuoliai jau nebeturėjo to puvinio viduje, o dabar jinai netgi būdama kiaura, jinai prileido naujų šakų, obuolių kiek. Ir dar trumpai noriu papasakoti, kas tai yra. Čia tos natūralios kalkės ir kodėl jos svarbios. Visų pirma, tai yra natūrali uoliena, be kurios natūrali žemdirbystė nelabai įsivaizduojama, nes šarminiai elementai pamažu dirbant ir auginant išsinaudoja iš dirvos. Ir šitoje uolienoje yra ir kalcio, ir šiek tiek magnio, ir būtent tai yra tai, ko reikia mikroorganizmams, kurie gyvena dirvoje. Vieni mikroorganizmai valgo organiką, o kitiems reikia duoti uolienų. Ir tada susibalansuoja dirvos rūgštingumas, atsiranda gyvybingumas dirvoje, pradeda aktyviai dirbti tie mikroorganizmai, kurie reikalingi, ir dirva atsigauna ir augalai pasisavina maisto medžiagas. Ir būtent vaismedžiai, kaulamedžiai, dauguma uogakrūmių, jiems reikia uolienų.